Malonė mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, meilė Dievo Tėvo bei Šventosios Dvasios bendrystė teesie su mumis visais. Šiandien kviečiu pažvelgti giliau į girdėtos Evangelijos pagal Luką 18 perskyrimo eilutes nuo 9 iki 14. Pamokslą pavadinau, kai žiūrime į kitus, ar nepamirštame save. Viešpatie Jėzau Kristau, atleisk mums, kai matome tik kitų klaidas, bet užmerkime akis prieš savąsias. Atleisk, kai lyginame save su kitais ir norime atrodyti geresni. Atverk mūsų širdis tavo žodžiai. Leis šiandien suprasti, kad mūsų teisumas yra ne mumyse, bet tavyje. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Susėskime. Brangieji, šiandien Jėzus pateikė labai trumpą, bet nepaprastai aštrų palyginimą apie du žmones. Abu ateina iš šventyklų, abu meldžiasi, abu stovi prieš Dievo veidą. Tačiau jie į Dievą žiūri skirtingai. Vienas žiūri į Dievą ir mato save, kitas žiūri į save ir mato kitą žmogų. Čia yra problema. Kai pradedame per daug žiūrėti į kitus, labai lengvai pamirštame save. Jėzus sako, kai kurie pasitikėjo savimi, kad yra teisūs ir kitus niekino. Štai nuo ko Jėzus pradeda savo pasakojimą. Atkreipkite dėmesį į žodžius. Pasitikėjo savimi. Ne Dievu, o savimi. Ir kaip jie suprato savo teisumą per kitus. Aš nesu toks kaip jis, aš bent jau nesielgiu taip kaip jie, aš lankau bažnyčią, aš meldžiuosi, aš padedu žmonėms, aš nieko neapgalau, aš nesu toks blogas. Labai lengva atsidurti fariziejaus vietoje. Nes mes dažnai savo gerumą matuojame ne pagal Dievo žodį, bet pagal žmogų, kuris yra šalia. Jeigu šalia manęs stovi žmogus, kuris mano akimis daro daugiau klaidų, aš staiga pasijuntu daug geresnis. Jeigu kažkas mažiau meldžiasi, aš jaučiuosi pamaldesnis. Jeigu kažkas daugiau klysta, aš jaučiuosi doresnis. Jeigu kažkas neateina į bažnyčią, aš jaučiuosi ištikimesnis. Ir labai nepastebimai mes pradedame nebeieškoti Dievo. Mes pradedame ieškoti, už ką galėtume save pagirti. Jėzus sako, fariziejus atsistojęs taip sau meldėsi. Dėkoju tau, Dieve. Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės, plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba kaip šis muitininkas. Įsiklausykime, jis pradeda žodžiais, dėkoju tau, Dieve. Atrodo, kad tai yra labai graži malda. Bet jau aš taip pradedu visada, o jūs. Bet iš tikrųjų jo maldoje beveik nėra Dievo. Jis kalba apie save. Aš ne toks, aš darau taip, aš darau anaip, aš pasninkauju, aš duodu dešimtinę ir galiausiai nesu toks kaip šis muitininkas. Štai jo tikrasis matas, ne Dievas, muitininkas. Jis negali pasakyti, Viešpatie, pažvelk į mane ir parodyk, kur man reikia pasikeisti, nes jis jau įsitikinęs, kad yra pakankamai geras. Jo problema ne ta, kad jis daro per mažai. Jo problema ta, kad jis nebesugeba matyti savo nuodėmės. O dabar pažvelkime į muitininką. Jis stovi atokiai. Jis net akių į dangų nedrįsta pakelti. Jis mušasi į krūtinę ir sako, Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui. Kokia trumpa, bet kokia galinga malda. Jokių pasiteisinimų, jokio savo gerų darbų sąrašo, jokio bedievėjų aš. Jis tiesiog sako, aš nusidėjėlis. Ir tada būk man gailestingas. Štai čia prasideda tikras susitikimas su Dievu. Ne tada, kai sakome, Viešpatie, žiūrėk, koks aš fainas. O tada, kai galime pasakyti, Viešpatie, man reikia tavęs. Mylimieji, šis palyginimas nėra tik apie fariziejų. Jis apie mus.
Kiek kartų per dieną mes vertiname kitus? Kiek kartų mintimis teisiame? Kiek kartų pagalvojame, aš jo vietoje taip nebūčiau pasielgęs. Kaip ji gali taip gyventi? Kaip jis gali taip kalbėti? Aš niekada taip nepadaryčiau. Ir galbūt kai kurie iš tų dalykų yra tiesa. Galbūt kitas žmogus tikrai elgiasi neteisiai. Tačiau Jėzus šiandien užduoda kitą klausimą. O kaip tu? Ne kaip tavo kaimynas, ne kaip tavo sutuoktinis, ne kaip tavo vaikai, ne kaip kitas parapijietis, ne kaip tas žmogus, kurį tu laikai blogesniu. Koks tu stovi prieš Dievą? Šitas klausimas nėra nei malonus, nei patogus. Nes kol žiūrime į kitus, galime labai ilgai nepamatyti savo širdies. Dievo įstatymas nėra duotas tam, kad galėtume juo matuoti kitus. Jis pirmiausiai parodo mums. Dievo žodis sako, visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės. Visi, ne visi išskyrus mane, ne visi, kurie gyvena blogiau už mane. Visi. Ir todėl krikščioniškas gyvenimas nėra nuolatinis žvilgčiamas į kitų klaidas. Tai nuolatinis grįžimas prie Dievo, prie kryžių, prie Kristų, prie tos paprastos maldos. Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui. Ir tada Jėzus pasako kažką, kas visiškai apverčia fariziejaus pasaulį. Sakau jums, šitas nuėjo į savo namus išteisintas, o ne anas, muitininkas. Tas, kuris neturėjo kuo pasigirti, tas, kuris pripažino savo nuodėmę, tas, kuris neatėjo su savo pasiekimų sąrašu, jis išėjo išteisintas. Kodėl? Ar todėl, kad jo gyvenimas buvo tobulas? Ne. Ar todėl, kad jis padarė pakankamai gerų darbų? Ne. Jis išėjo išteisintas todėl, kad pasitikėjo Dievo gailestingumu. Mes nesame išteisinti todėl, kad esame geresni už kitus. Mes nesame išteisinti todėl, kad daugiau meldžiamės. Ne todėl, kad dažniau einame į bažnyčią. Ne todėl, kad padarome daugiau gerų darbų. Mes išteisiname Kristaus dėka. Kristus prisėmė mūsų nuodėmę. Kristus mirė už mūsų kaltę. Kristus prisikėlė dėl mūsų išganymo. Todėl krikščionis gali nustoti nuolat lyginti save su kitais. Nes jo klausimas nebėra, ar aš geresnis už kitą. Jo klausimas tampa, ar Kristus yra mano gelbėtojas. Ir atsakymas yra taip. Galbūt šiandien Jėzus nori tavęs paprašyti vieno dalyko. Nustok taip ilgai žiūrėti į kitus. Pažvelk į savo širdį, pažvelk į Kristų. Jeigu matai savyje nuodėmę, nebėk nuo Dievo, bėk pas jį. Jeigu matai savo silpnumą, neslėpk jo, atnešk Kristų. Jeigu matai, kad tavo tikėjimas silpnas, neapsimesk stipriu, sakyk, Viešpatie, sustiprink mano tikėjimą. Jeigu supranti, kad tavo širdyje daug pavydo, pykčio, išdidumo ar neatleidimo, nesiteisink. Ateik su tuo pas Kristų, nes Kristus neatėjo dėl tų, kurie mano, kad jiems nereikia gelbėtojo. Jis atėjo dėl nusidėjėlių, dėl tokių kaip mes. Jėzus užbaigė. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Tai nėra kvietimas save niekinti ar žeminti. Tai nėra kvietimas galvoti, aš nieko vertas. Ne. Evangelija nesako, kad tu esi bevertis. Evangelija sako, tu esi toks vertingas Kristui, kad jis atidavė už tave savo gyvybę. Tau nebereikia savęs iškelti kitų sąskaitų. Nebereikia būti geresniam už kitą, kad jaustumeisi vertingas. Tau nebereikia įrodinėti Dievui, kad esi geras. Kristus jau padarė tai, ko tu niekada nebūtum galėjęs padaryti. Jis tave sutaikino su Dievu. Todėl išeidami šiandien iš bažnyčios pasiimkite vieną paprastą mintį. Kai žiūrime į kitus, labai lengvai galime pamiršti save.
Todėl mažiau lyginkime, mažiau teiskime, mažiau skaičiuokime kitų klaidas, daugiau žiūrėkime į Kristų. Ir kai suprasime, kad patys esame nusidėjėliai, neišsigąskime ir nebijokime. Mums nereikia slėptis, nereikia teisintis, nereikia sakyti, bet aš geresnis už kitą. Tiesiog sakykime, Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Ir geroji naujiena skelbia, Dievas yra gailestingas. Kristus myli už tave. Kristus prisikėlė už tave. Tavo nuodėmė nėra didesnė už jo malonę. Tavo praeitis nėra stipresnė už jo kryžių. Tavo silpnumas nėra didesnis už jo galią. Todėl nebegyvenk žiūrėdamas, kas už tavęs, kas šalia tavęs ar kas priekyje tavęs. Žiūrėk į Kristų. Nes kai žiūrime į kitus, matuojame save. Bet kai žiūrime į Kristų, gauname malonę. Ir šiandien Kristus sako tau, man, visiems mums, ateik. Tau nebereikia būti geresniam už kitus. Tau reikia